Gerbimi kolegos, kadangi negaliu būti su jumis kartu dėl to, kad turiu įsipareigojimą dalyvauti teisme byloje, tai Algiui paprašius šiek tiek pakomentuosiu tą darbą, kurį atlikom nuo vasaros pradžios iki pat galutinio gavimo skundo projekto iš teisininkų bendrovės, kuri paruošė mūsų prašymą skundą Europos komisijai dėl 14 metais priimto miškų įstatymo pataisos susijusiu su papildomu 5% mokesčiu, kuris yra taikomas nuo 15 metų vidurio. Atsiprašau, sausio 1 dienos. Šito skundo esmė buvo Europos komisijai tuo, kad mes nesutinkam su tokiu mokesčiu, dėl to, kad tas mokestis iš esmės turi visus pridėtinės vertės mokesčių įtaikomus požymius ir toks mokestis pagal ES direktyva yra nurodyta, kuri draudžia tokį mokestį taikyti. Yra įvestas papildomas apyvartos mokestis konkrečiai tik privačių miškų savininkams ir valdytojams. Skundo esmė yra grindžiama dviem aspektais. Teisinis pagrindas yra tai, kad toks mokestis pagal minėtą direktyvą negali būti apskritai įvestas, kad tai prieštarauja ES teisei ir Europos komisija turi kompetenciją tokį mokestį pripažinti pažeidžiančią ES teisę. Tai yra vienas teisinis pagrindas šito skundo, mes į tą pagrindą dedam daugiausiai vilties, nes tikrai skunde yra pakankamai solidžiai įrodyta būtent tokio mokesčio priskirimo pridėtinės vertės mokesčių požymiams, o tai yra būtent pagal tą direktyvą neleistinas dalykas. Ir antras aspektas tai yra susijęs su tuo, kad papildomo to mokesčio įvedimas iš tikrųjų pažeidė tam tikras konkurencijos sąlygas Lietuvos privačių miškų savininkų ir valdytojų, nes dėl jo išaugo savikaina. Ir kadangi toks mokestis, kaip šitame skunde padarytoje apžvalgoje aplinkui esančių mūsų valstybių, kitų ES valstybių nėra taikomas, tai iš tikrųjų mokestis yra unikalus Lietuvoje, plus priimtas labai skubotais būdais, iš tikrųjų neturint pakankamai rimtų pagrindimo. Asociacija Algis pateikė pakankamai rimtus solidžius įrodymus iš mokesčių inspekcijos, kad surinkimas mokesčių iš privačių miškų savininkų ir valdytojų padidinus šitą mokestį ne tik nepadidėjo, bet priešingai sumažėjo. Ir tai taip pat yra argumentas iš tikrųjų Europos komisijai pripažinti tokį mokestį neproporcingu. Neproporcingas mokestis iš tikrųjų yra tokiu atveju, jeigu valstybė siekdama tikslą papildyti valstybės biudžetą, pasiekė priešingą tikslą. Tai yra įvedus papildomą mokestį, iš tikrųjų dėl konkurencijos sąlygų apribojimo atsirado šitam verslo segmentui tam tikrų problemų ir to mokesčių surinkimas sumažėjo. Tais dviem pagrindais yra grindžiama šita problema, plus yra pridedamas ir Europos teisingumo teismo jurisprudencija susijus su tuo, su teisėtų lūkesčių principu. Iš tikrųjų, mes žinome, kad Lietuvos privataus miško savininkai ir valdytojai veikia iš principo skirtingai mokestiniai sistemoje negu valstybinių miškų valdytojas, generalinių urėdijos, dėl to, kad mūsų konkurentai rinkoje iš tikrųjų yra gavę savo turtą, tai yra miškus naudoti be tų miškų įsigijimo ir be jų apskaitos tinkamos buhalterinė apskaitoje, nemokėjimas nuo tos turto vertės adekvataus mokesčio. Priešingai savininkai įsigyja savo miškus, jie būna sumokėję pilną mokestį už savo miško įsigijimo kainą ir vykdydami veiklą turi mokėti visus mokesčius. Ir kitas aspektas dar taip pat, kuris yra paliestas, mes šiandien su Algiu dar komentavom, prašysim dar teisininkų papildyti papildomais argumentais dėl to, kad mokesčio naudojimas, kuris yra traktuojamas kaip mokestis bendriesiems poreikiams tenkinti, iš tikrųjų yra skirtingas aspektas, taip pat yra privatiems miškų savininkams ir valdytojams ir valstybiniams, dėl to, kad valstybė šitą mokestį naudoja valstybinių miškų administravimo sistemai, priežiūros sistemai, bet tas mokestis visiškai nepatenka į Lietuvos privačių miškų savininkų organizacijas, nepatenka jų interesų gynimui ir saugojimui. Dėl to tokios mokesčio ankstesnis egzistavimas skirtumas, kad valstybiniai miškai turėjo tokį mokestį mokėti, o privatus neturėjo mokėti, tai iš tikrųjų yra pagrįstas buvo skirtumas. Ir tas skirtumas yra visiškai nepagrįstai pažeidžiant teisėtą lūkesčio principą privačių miškų savininkų yra panaikintas. Tai aš labai tikiuosi, kad mes netrukus turėsime galutinę šito skundo redakciją, kuri bus padaryta po paskutinių pataisymų ir mes šitą skundą galėsime, tikėtina, šito mėnesio arba kito mėnesio pabaigoje įteikti Europos komisijai. Teiksime skundą per atstovybę Lietuvoje Europos komisijos ir tikėsimės rezultatų, kad bus pradėta procedūra patikros ir turėsim labai taip pat gerą tarybinę poziciją su Lietuvos vyriausybė dėl to mokesčio panaikinimo. Tai ačiū.